Jau mirksi, žiūrėk jau. Let's go. Kūrybotyra. Sveiki, mėly Kūrybotyros klausytojai. Sveiki visi. Esam šiandien ne dviese, ne tryse, tradiciškai, o keturiese. Taip. Šiandien mūsų svietė yra Ugnė Bogušinskaitė. Noriu vis pasigirti ir kaip dabar puikiausia proga tą padaryti, kad tai yra man labai brangus žmogus, mano buvusi studentė ir LEGO Serious Play kūrybinės metodikos fasilitatorė. Labas, Ugnė. Labas. Labai bus įdomu, nes turim tokią kūrybinę visiškai naują temą, apie ją niekada nekalbėjom, tai Ugnė tikrai mums papasako šiandien įdomių dalykų. Mes tikim. Bet dar įdomiau yra, kad be LEGO Serious Play yra dar įdomesnis dalykas, kad Ugnė yra baigusi kūrybinių industrijų specialybę. Kas gali būti dar geriau? Taip. Ir kas gali būti dar labiau susiję. Tai žodis tau. Tai sveiki, malonu matytis, malonu girdėtis ir iš karto turiu pirmą klausimą, kas esam keturiese? Aš skaičiuoju. Jonas. Jonas, taip. Aš Mes pilnaverčiai komandos narių laikom. Taip. Tai net ir muzikos grupės kartais keliauja, tu ant scenos matai 3 žmonės, bet ketvirtas, pavyzdžiui, būna tas, kuris reguliuoja garsą, kad jisai gerai skambėtų ir skaitosi 4 grupės nariai. Aš galvojau, paslėptas juokelis, pradėjau kambarį dairytis, kur mes esame keturiese. Reagavom, žodžiu. Taip. Okay. Taip, tai tikrai smagu matytis, labai faina, kad atradom tokį jau pirmą tokį ryšį su ta turbūt kūryba ir kur jinai gal ir prasidėjo. Tai būtent čia, kai pradėjau studijuoti kūrybinės industrijas ir dabartinė mano veikla yra itin susijusi su kūryba, tai smagu, kad atradom tokią pirmąją jungtį. Man labai įdomu, kaip save pristatai ir kaip papasakoji, kas čia tas LEGO Serious Play fasilitatorius yra. O kodėl ne koks nors ne LEGO, o kokios nors kitos kaladėlės? Taip. LEGO Serious Play yra sertifikuota metodika, tai kaip ir pagrindinis įrankis, kaip ir LEGO yra kaladėlės. Šiaip prisistatymo prasme, tai turbūt man nėra svarbus labai titulai, kaip žmonės mane pristatys. Vienas toks įdomus momentas buvo, kai pakvietė mane į LNK laidą filmuotis ir mes jau bėgame į tiesioginį eterį ir sako, kaip jūs pristatyti? Sakau, LEGO Serious Play fasilitatorė. Ir sako, ne, taip per sunku, nesakysim, reikia, kad publika labiau suprastų. Tai aš dabar visą laiką irgi sakau, kad nebūtų sudėtinga sakyti fasilitatorius, tai LEGO Serious Play. Tai tiesiog Ugnė, lektorė, mokymų vedėja. Bet čia per paprasta. Per paprasta. Taip. Čia reikia sofistikuoti. Taip, kažkaip reikia gudriau. Bet gerai, LNK gal netokia aukšta kartelė. Šiaip Ugnė, jeigu aš, pavyzdžiui, prisimenu Ugnę, tai ir net esu po to pasakoja savo studentams kitiems, jau kai tu baigei studijas, kad buvo tas žmogus, kuriam aš sakau, Ugnė, tau reikia marketingą mokytis. Ne, dėsto, nereikia man. Bet tau, žinok, tau tikrai labai tiktų, nuo tau prie veido tiktų. Eikit savo, aš jau nieko nenoriu, aš ten noriu gyventi. Tada atsimenu rudenį ekonomikos vadybos fakultete Ugnė sutinku. Ką čia veiki? Ai, tai žinot, studijuoju marketingą. Eik, turim tai. Gal dar kažkokiu tai patarimu man. Tai čia toksai, arba kitas pavyzdys, kad Ugnė šiaip yra labai motyvuotas žmogus, labai užsidegęs žmogus daryti ir tai yra žmogus, sakyčiau, yra kūrybinėse komandose, tai yra žmogus, kuris yra ir katalizatorius, ir klijai. Tai toksai retesnis atvejis, kuris ir užveda kitus, motyvuoja ir suklijuoja kolektyvą. Nors šiaip su Ugnė kūrybinių projektų nesu turėjęs ir nesudalyvavęs, bet kiek stebėjęs iš šono, tai man atrodo taip. Melas. Mes esame turėję vieną kūrybinį projektą. Vieną, tai bakalauras vadinasi. Tai bakalauras, bet čia ne mano. Aš tai ne prie ko. Tai čia ne tai, kad suklijuoja, o sujungia, kaip tas LEGO kaladėlės. Dar viena jungtis. Taip. Matot, ir kiti žmonės tokių apibūdinimų gali pasakyti, tai mano visi prisistatymai kuklesni daugiau būtų. Bet tai mums tinka ir tas prisistatymas ir čia pakapstysim giliau turbūt eidami. Man iš karto toks, jeigu galima, iš karto klausimas, būtent apie patį LEGO Serious Play, tai yra įvardinamas kaip mąstymas rankomis. Ką tau pats šitas apibūdinimas reiškia ir kaip tu matai vesdama tas edukacijas? Ignoruoja žmonės, kurie neturi rankų. Jie neturi smegenų. Ne.
Ne, iš esmės, kaip visas tas atrodo, man pati metodika yra labai labai apie tokį kūrybiškumą ir apie savęs išreiškimą, ne vien tik tai žodžiais, nes aš pati save tokia laikau irgi kinestetikė, nes kiekvienas žmogus labai skirtingai mato ir kai kam labai daug geriau informaciją priimti, kai jie klauso, kažkas kai skaito, kažkas tik tai mato. O to reikia čiupinėti. O man reikia irgi čiupinėti. Iš manęs dar juokiasi, nežinau, ar tas yra populiaru ar ne, kad aš naudoju dar popierinės planuotės ir man labai reikalinga yra užsidarašyti dalykus, kaip aš juos matau. Ir aš ten galiu turėti savo telefone appsą, man vis tiek tai bus ne tas pats ir aš informaciją vis tiek kitaip prisiimsiu. Tai man yra tas labai svarbu ir aš kaip pati supratau, kad yra labai daug skirtingų mąstymo būdų, kaip kiekvienas žmogus supranta, priima ir įsisavina informaciją. Aš supratau ir pati labai daug ieškojau, kokie yra tie kūrybiniai metodai ir kokios yra tos technikos, kurie būtent ir atrakintų žmonių mąstymą. Ir būtent kai, būtent ir buvo pirma ta interakcija su Lego Serious Play, aš pagalvojau, wow, koks įdomus momentas ir kadangi turbūt tai buvo apie mane, man tai labai labai patiko ir galvoju, kaip faina būtų tokį mąstymą rankomis pristatyti plačiau, nes suprantu, kad tai ne tik tai vieno ar dviejų žmonių modelis, kuriam tai gali tikti, bet tai yra labai labai plačiai veikiantis dalykas ir mąstyti rankomis tikrai galim visi. Bet tai kas gali būti geriau, kai tu surandi tai, kas tau pačiam patinka ir tą darai, tai net nežinau. Ir dar kitus užkabini tuo ir... Taip, ir užkrėti. Jo, nėra paprasta ir nėra lengva tą padaryti, nes iš pradžių, kai ateini į rinką, kur dalykas yra labai naujas, nes dirbu ir su verslo komandomis, dirbu ir su švietimo įstaigomis ir pati pradžia, kai pradedi, yra ganėtinai sudėtinga, nes niekas nesupranta, apie ką tai yra. Tu pats iki galo dar nesupranti, apie ką tai yra, nes tau irgi reikia labai daug praktikos atnešti, suprasti, kaip visas tas veikia. Tai tas reikalauja labai nemažai darbo ir dažniausiai žmonės turbūt tik tai, čia tas labai pasakymas geras, kur būna geriau vieną kartą išbandyti, negu 100 kartų papasakoti, tai žmonėms irgi labai panašiai suveikia. Jie pirmiausiai nesupranta ir visi dar tokie ant stresiuko, kaip čia dabar bus, iki pačios pirmos interakcijos su tomis kaladėlėmis, kai tik įeina žmonės, pamato, kad kambarys nušvinta, žmonių akys nušvinta ir tada viskas atsipalaiduojam, galim pradėti dirbti. Nu ir ta magija suveikia. O su kokiais dažniausiai tekdavo susidurt, ar čia, kad nerimta lyg tai atrodo, ar čia prives prie to rezultato norimo? Dar kokiu nors mitų, nežinau, su tuo. Jo. Vienas iš turbūt populiaresnių, tai turbūt daugam pirminė asociacija Lego yra žaidimas. Ir tai yra vaikų žaislas. Ir kaip tai gali duoti kažkokios tai prasmės. Tai iš esmės turbūt, nors tai yra kaip ir kažkoks tai mitas ir gali kitiems atrodyti, kad kas čia yra, iš kitos pusės tai yra labai didelis privalumas, nes pati metodika iš savęs yra labai apie žaismingumą. Ir kai žmogus atsiduria tokioje žaidybinėje aplinkoje, jisai gali nusimesti savus barjerus, baimės ir mes galim apie rimtus dalykus pakalbėti žaismingoje aplinkoje ir žmogus nejaučia spaudimo, kad jisai kažko tai spaudžiamas pasakyti. Sukuriam tą aplinką, kurioje kiekvienas gali pasisakyti ir būtent ta žaismingumas iš to mito ir kaip tai bus žaisminga, mes jį paverčiam kaip tik į pliusą, kuris labai daug prasmės atneša. Gali būti bet kuo, ne? Prisidengiant tom kaladėlėm, ne va tai. Taip, nes pagrindinis principas su Lego Serious Play, kad žmonės tenai mąsto metaforomis. Tai pats tas terminas turbūt ir patiems klausytojams, kas girdi visą tai pirmą kartą, kas čia yra, ir mes jau įvažiavom apie pačius principus, bet tai iš esmės tokia yra, taip, teoretiškai galbūt pasakant, tokia fasilituojama mąstymo forma, kuomet mes Lego kaladėlės naudojame kaip pagrindinę komunikacijos priemonę, su kuria galim išreikšti savo mintis. Tai jisai yra sudarytas iš tokių 4 paprastų žingsnių ir procesas yra sąlyginai paprastas. Tai mes dalyviams uždavinėjame klausimus, jie konstruoja atsakymus, mes vėliau dalyjamės, ką mes čia sukonstravom ir kaip mes suprantame tą klausimą ir vėliau dalyjamės, reflektuojame ir pasižiūrime, ką mes matome būtent iš to, ką visi sukonstravo. Tai nors tai atrodo labai paprasta ir tokiam labai siauram galbūt lygmenį, bet tokių gylio pačios metodikos yra labai daug. Nuo ten individualių modeliukų konstravimo, kaip aš suprantu būtent tą klausimą, iki bendrų modelių kūrimo, iki sistemų kūrimo, kaip mes
visi suvokiam situacijas arba kaip mūsų, galbūt netgi galim sumodeliuoti kažkokią tai scenarijų, kaip tas scenarijus galėtų paveikti mūsų tą sukurtą sistemą. Ir tai labai stipriai veikia, nes vizualika žmonėms labai įsidėmi. Ir kai žmonės pamato situaciją vizualiai, mes sakom, pasižiūrim į savo kažkokias tai situacijas ar analizuojamus klausimus iš tokios paukščio skrydžio ir iš paukščio perspektyvos. Ir dažnai net juokaujam su komandom, kad sakom, dabar jau kai pamatėm, nebegalim atmatyti. tas vizualumas labai stipriai paveikia. Ir kadangi mes konstruojam ne šiaip savo bet ką ir dėliojam tas kaladėlės, kaip ir minėjau, ten veikia toksai principas, kad mes dalyjamės ir kuriame metaforomis, tai mes su tomis metaforomis galime papasakoti daug daugiau negu vien tik tai žodžiais. Tai žmonėms čia iš esmės labai daug apie tą storytellingą, kai mes norim papasakoti kažkokią tai istoriją, norim ją geriau perteikti, tai modelis mums tampa tokiu atspirties tašku, kai mes galim perteikti savo mintį daug aiškiau, konkrečiau, kad ją visi suprastų. Ir kuo tai yra dar labai faina, kad pati metodika įgalina visiškai visus žmonės kalbėtis. Dažnai su tradiciniais susitikimais, kas būna, įsivaizduojam kažkokį tai meetingą ar susitikimą, kur ten 80-20% ta taisyklė suveikia, kur 20% žmonių kalba 80% laiko. Tai kai mes paimam Lego Series Play, mes galim taip perlaužti tą taisyklę ir mes galim duoti visiems žmonėms pakalbėti. Neuždominuoja kažkas, ne? Taip, visiškai vienodai pasakyti laiką ir neprarasti labai daug gerų minčių, ką šiaip komandose žmonės turi. Ir daug yra labai intravertų, kurie sako, žinokit, man 8 žmonių komanda jau yra viešasis kalbėjimas. Ir prieš visus to žmonės kalbėti yra sudėtinga. Tai va čia ta magija modeliuko ir išlenda, kada jie gali atsispirti nuo to, ką jie sukonstruoja ir gali labai laisvai dalintis. Tai labai daug tokių įžvalgų įvairių galima įgauti, tai tiek, kiek žmonės vienodai supranta tuos pačius dalykus arba kaip tik labai skirtingai. Tai mes ten tame procese pakapstom, kur yra tų aha momentų, kad komanda išsineštų kažką, kur būtų tokio didesnio supratimo apie tai, ką mes kalbam. Bet kaip yra įdomu suprasti šitą dalyką, kad tai, kad tu papasakai, viskas turi, atrodo, prasmę. Ir tai yra pagrįsta ir logika, ir kūrybiškumas, ir kritinis mąstymas, viskas čia yra, ir lygios teisės, intravertai, ekstravertai, dominavimas, išraiška, scena, kalbėjimas, tas pats balsas, viską aš suprantu, bet man labai tada kyla klausimas, kaip atsiranda vadovės, kurie supranta, kad mes įmonėje arba ten mokykloje turime problemą ir mums reikia būtent žmogaus, tarkime, būtent tavęs, Ugne, kuris ateitų ir mūsų tas problemas iš pradžių sulaužytų kolektyvą, ar ne? Ta prasme, kažkokios tai dogmas, kažkokios tai problemas įsisenėjusios arba baimės, vėl surinktų, parodytų, kaip galima kitoje šviesoje ir kaip tie vadovai supranta, kad mums reikia tokio sprendimo, mes žinom, kad tai veikia arba pabandykim. Jo, tai pirmiausia, iš visada klientai sakau, kad aš atėjusi, tai tikrai nieko nesutvarkysiu. Aš būsiu bėdų jūs neišspręsiu. Aš bėdų tikrai neišspręsiu. Aš būsiu tas žmogus, kuris suteiks erdvę ir suteiksiu sąlygas, kad komanda pati pasikalbėtų apie dalykus, kurie jiems yra prasmingi. Tai mes ir diskutuodami dažniausiai su vadovais, turbūt dažnai nėra situacija tokia, kad mes turim labai didelę problemą, nes dažniausiai rekomenduojama, kai mes turim labai didelių problemų, tos pačios... Bankrutuoti, tai ką mes šis diskutuosim, kaip matom bankrotą. Jo, kaip jautiesi tame bankruote, dar paklausti. Bet iš esmės, kai mes turime kažkokią tai situaciją ir vienas iš tų dažniausių turbūt situacijų ir temų, kurios pasitaiko, tai mes dažniausiai norime tiesiog sujungti kolektyvą, tų klijų šiek tiek jiems duoti, kad jie vieni kitus daugiau pamatytų toje žmogiškoje šviesoje, nes kartais įsisukam į labai tokius darbinius procesus, kur mes matom vieni kitus jau tik tai kaip kolegas arba jau kaip kompiuterio ekranus, kur mums reikia atlikti kažkokią tai funkciją. Tai visų pirma, kadangi visi žmonės labai atitolę vieni nuo kitų, tai
pirmoji misija yra sugrąžinti atgal prie stalo ir duoti va tokį įrankį, pabūti vienas su kitu, išgirsti vienas kitą ir pamatyti, kas mes tokie kaip žmonės esam. Tai va vienas iš tokių dažnesnių temų ir būna sustiprinti komunikaciją, sustiprinti tarpusavio ryšį, galbūt tikrai yra kažkoks probleminis klausimas, kurį mes galim praspręsti, galbūt yra kažkokia tai vieta, kur mes norime inovatyviai pagalvoti ir mes pakviečiam tos žmonės ir mes, aš taip sakau, mes panaudojam tokį kolektyvinį intelektą ir kolektyvinį mąstymą, kad atrakintume ir pamatytume dalykus, kuriuos šiaip dažniausiai komandos jau ir žino, arba mes juos norime pamatyti tik tai kažkokioje kitoje šviesoje. Tai problemas savo ar kažkokius tai klausimus galiausiai sprendžia žmonės ir jie patys dažniausiai geriausiai žino, ko jiems reikia. Tai aš neteisiu su paskaita, neteisiu ne su vienu bullet pointu, aš ateisiu su Lego kaladėlėmis ir duosiu jums pasikalbėti. Man tokiais atvejais visą laiką būna įdomu, ar neatsiranda tokių, kurie... Nori gauti nuolaidą kaladėlėm. Ne, kaladėlės, tai čia kaip valdiškos, ne? Bet tokių, kurie, jau čia žinau, dabar ką čia su mumis darys, čia jau bandys dabar tokį ir tokį metodą ir tada aš čia pabandysiu manipuliuoti, ar neatsiranda tokių pilkųjų kardinolų, kurie neva tai pergudraut nori čia šitą sistemą, kaip pasakyti, ir užlaužti viską. Visada yra ir visada visko nutinka. Būna ir žmonių, kurie labai skeptiškai būna nusiteikę. Mano užduotis tada, aš savo tokį visada užsidavus uždavinį, kad skirti tiem žmonėms šiek tiek daugiau dėmesio. Vargšai. Jie nežino, kas jų laukia. Ne iš tos pusės, kad kažkaip aš parodysiu, kad čia galbūt yra kitaip, bet tiesiog pačiam žmogui pabandyti užduoti kažkokių klausimų, nuvesti iki ten, kur galbūt jisai iš tikrųjų galėtų pamatyti kažkiek prasmės ir savo. Tai visada, ne visada galbūt, nes tikrai yra kažkoks gal procentas žmonių, kur sako, oi, čia visiškai tikrai ne man, bet yra labai daug tekę su situacijų tokių susidurti, kada tikrai komandoje buvo skeptikų ir net jau pačioje pradžioje, čia reikia dalyvauti, čia vis tiek, čia galbūt anksčiau gal pabaigsim. Bet tada po pačių sesijų tie patys žmonės, kurie buvo skeptiškiausi, prieina, man paspaudžia rankos, sako, ačiū, aš atsiprašau, aš pradžioje apie jūs galvojau kitaip, kad čia bus vaikų žaidimas, aš dabar supratau, ką jūs norit pasakyti. Geras. Ir viskas. Tai žodžiu būna iš nustebinti patys. Tikrai būna visokiausių žmonių, būna tikrai, kaip ir minėtų, intravertiškų komandų, kur mes būna net jau prieš tai organizuojam, būtent susitikimą su komanda ir man būna patys klientai sako, žinokit, mūsų komanda, žinokit, nelabai kalbantys yra. Mes čia visokių esam bandę ir tų sesijų ir seminarų, tai kažką tai gal įdomiau, aš nežinau, gal jūs prakalbinsit. Ir aš jau irgi, vis tiek, prieš kiekvienus mokymus tu šiek tiek jaudulio turi, galvoji, nuvyksi pas komandą, ką aš čia rasiu, gal tikrai nebus tų kalbančių daug žmonių ir kažką reikės galvoti. Ir kaip ir sakiau, pradžioje ateini į kambarį, papili kaladėlės ir pasirodo ta nekalbanti komanda puikiai gali kalbėtis. Ir tampa telemarketingo komanda. Ir vadovai turbūt patys pamato kitoj šviesoje ir kitomis akimis to savo komandos narius. Su vadovais labai yra įdomu, kai darom mišrias sesijas ir ne tik su vadovais, kai turim mišrių komandų, tiek vertė yra labai didelė ir vadovams, ir patiems darbuotojams, nes iš abiejų pusių kartais irgi yra atsiradęs toksai didelis tarpas, kur mes jau vėl ne kaip žmonės vieni kitus pradedam matyti, o kaip tiesiog funkcijas ar rolę savo darbe. Tai vadovams yra labai vertinga pamatyti, kaip iš tikrųjų, kokia yra ta realybė, nes žmonės pasakojasi ir žmonės mėgsta apie save kalbėtis, mėgsta dalykus ir parodyti savo ekspertiškumą kažkokioj vietai. Tai kai jie turi galimybę pasisakyti, jie tikrai labai nuoširdžiai tą padaro ir įdeda dūšias, kad iš tikrųjų ir modeliuką sukonstruotų ir tą savo poziciją pareikštų. Tai labai daug to nuoširdumo atsiranda ir esu mačius, kur tiesiog kai kurie vadovai pasideda savo modeliuką, išsitraukia užrašų knygutės ir tiesiog viską rašosi, nes ne visada tą gausi iš visokių anoniminių anketų, kur gali susirinkti tik tai faktus ar ten įvertink skaičių nuo ten 1 iki 5, kaip kažkas atsitiko, bet tame tu gali išgirsti labai daug istorijų, kur tau niekas kitas turbūt nepapasakos ir būtent pajausti tokį pulsą. O darbuotojams iš tos perspektyvos vadovus irgi šiek tiek pamatyti labiau, kaip jie atrodo kaip žmonės. Ir vieną sesiją labai fainą turėjau, kur
vienas iš vadovų, tiesiog su komanda konstravom ir vienas iš vadovų tiesiog sukonstravo tokią didžiulę širdį. Mes ten apie tai, kaip mes matom būtent save komandai, kokia mūsų ta rolė yra ir tiesiog tas vadovas sukonstravo tokią didelę širdį, nors šiaip tu jį matai, taip iš išorės atrodo toks griežtas žmogus. Ne romantikas visai. Toks nėra labai romantikas tikrai. Ir žmonės taip kažkaip tai ne visai jaukiai, bet jis sukonstruoja tą tokią didelę širdį ir jisai pradeda pasakoti iš savęs, iš savo perspektyvos, kiek aš galiu atrodyti tas kietas žmogus, atrodo gal ta širdis tokia kaip kieta siena, bet iš tikrųjų širdis galiausiai yra, kur yra štriausmas. Tai tikra yra? Labai tikra. Žmogus turi 6 minutės atsakyti klausimą. Ir jisai neturi laiko pergalvoti apie tai, kaip čia galėčiau gražiau pasakyti, arba kaip galėtų kažkas atrodyti labai tobulai, nes truputį stresiuką jauti, kai staiga atsivėrė, ir paėmė ir tą širdį sukonstravo. Nes tau guli ant dūšios, tau viskas yra čia ir dažniausiai rankos nemeluoja. Turi tas 6 minutės, laikas prabėga labai labai greitai, kiek tu laiko turi sukonstruoti ir jau neprimeluosi nieko, kas atėjo, kur suradai kokį atsakymą, toks jisai jau ir susidėliojo. Nes tas mąstymas rankomis jis yra labai įdomus kaip procesas, labai įdomu, nes kai dirbi, pavyzdžiui, su suaugusiais ir verslo komandų kontekste, tai dar suaugę žmonės būna, kad jie sukonstruoja tai, ką jie nori sukonstruoti ir būna tą parodo. Su vaikais, pavyzdžiui, kai dirbi arba su paaugliais, pas juos yra truputį kitaip, nes jie gali sukonstruoti kažką, tu pastebi, kad ten yra kažkas, jie tarkim arba nenori sakyti, arba kaip tik tu nori, kad pastebėtum tam tikrus modelius ir ten atsiveria labai labai taip pat daug diskusijų ir irgi yra tekę turėti ir su paaugliais, ir su vaikais tokių dalykų, kurie yra ten užspaudę, niekada nepasako, bet per tokį susitikimą jie gali parodyti, kaip būtent jaučiasi, ko nepasakytų, arba ten sėdėtų sukryžiavę rankas, man čia visada viskas gerai. Tai pas vaikus dar truputėlį kitaip suveikia. Tai man labai įdomu visas tas tokias auditorijas paliesti nuo visiškai, kur yra ten pradinukai vaikai, kaip paaugliai veikia ir kaip suaugę žmonės veikia. Tai pas visus skirtingai, bet labai labai įdomiai. O gali būti taip, kad, kaip tu čia pasakoji, aš gal vis tiek kaip čia ne iki galo tikiu, bet būnagi situacijų, kad kažkam ir nepaeina, kad netiki tuo ir nesigauna. Tikrai kažkoks procentas žmonių, kurie vis tiek bando ir jiem nesigauna. Būna tokių istorijų? Kur nesigauna? Nesigauna su būtent šita metodika, ar ne, kad jiem kliūna, neišeina, neįsireiškia, arba jie vaidina, nebūna nuoširdus. Galbūt, aš nežinau, ar tikrai visą laiką tau tai pavyksta. Man kažkaip netgi pradedu bijot galbūt šitos metodikos, gaunasi toksai kaip ir manipuliacija. Tai visus pajungia, ne? Taip, negali būti, aš netikiu. Ne, pas kiekvieną žmogų tikrai gali būti skirtingos labai patirtys. Kiekvieno tas nusiteikimas yra labai svarbus, kaip aš ateinu į tą sesiją. Gal tikrai aš ten nesu pavargęs, man ten viskas man jau yra nusibodę. Gal aš jau mintyse net esu išėjęs iš šito darbo ir kodėl aš čia turiu paimti ir tą galvoti. Ir tas yra irgi labai svarbu, nes kai ateina žmonės, irgi mums reikia įsivertinti savo komandos, tos pačios dinamiką, tu pajauti tos žmonės, tu pamatai. Ir vėlgi mes galim organizuotis feedbacko sesijas ir ten kas mėnesį susitikti su žmonėmis one-on-one, kaip mes jaučiamės ir kaip tą darom. Ir duokim žmonėms grupėje padirbėti, kur reikia kažką paspręsti, kur reikia savo indėlį įdėti, ką mes galim geriau daryti. Ir pamatysi žmonės, kurie nieko nenori daryti geriau. Jiems gerai čia pabūti, o kažkam kaip tik yra labai svarbu. Pavyzdžiui, ten kažkokias atrankas naujas daro žmonės ir gali pamatyti, labai neseniai irgi turėjau vieną tokį įdomų atvejį, kur tiesiog su universiteto bendruomenė dirbam, naujus studentus priėmė į pačią programą ir nori susipažinti su dėstytojais, kad mes tiesiog susivienodintume savo lūkesčius. Ir tie naujai atėję žmonės, jiems tai yra proga save parodyti. Kaip aš mąstau, kokia čia mano būtent ta minčių raiška, kaip aš galiu su visais sutarti, pamatyti kitus to žmonės ir įsivertinti, ar čia iš tikrųjų galbūt man tinkama vieta, galbūt visai mūsų kažkur tai kultūros prasilenkia. Tai labai įdomu pamatyti, susivienodinti ir įsivertinti, kažkam tai galimybės gali būti, kažkam gal aš jau net nebenoriu čia būti. Nes labai teisingai pastebėjai, jeigu yra kolektyvas žmogus, kuris, tarkime, gal kažkokį, prasižengimą kažkaip tai susimovė, ar ne kolektyvė, arba ten kažkokį galbūt nuostolį sugeneravo, galbūt iš tiesų galvoja išeiti iš darbo, ar ne, ir jo jau
mintise jisai jau yra visai kitoje įmonėje arba kitam darbe, arba turi galbūt šeimoje kokių nors problemų. Tai visko gali būti. Ir mano kitas klausimas būtų, kaip tu galvoji, ar kūrybiškumas tai yra įgimta savybė, ar kažkoks tai įgūdis, kuris yra treniruojamas? B. Manau, kad įgūdis, kurį tikrai gali treniruotis. Ir labai paprastose, tiesiog mažose dalykuose. Tiesiog turiu norėti tą kūrybiškumą ir nematyti to, kaip kažkoks, čia kažkokias nesąmonės dabar galvoju, nes tas kūrybiškumas bet kur gali nutikti. Tu ten gali kažkokią savo, nežinau, mažas praktikas, ten važiuodamas pro langą, žiūrėdamas kažkokiems dalykams ir objektams, sukurti ten kažkokius pavadinimus kūrybiškus. Gali labai labai mažose vietose, tose praktikose, praktikuotis, tą daryti ir tikrai bent kažkiek tai pakūrybiškėti. Tai aš manau, kad kiekvieno tiesiog iniciatyvos ir noro klausimas. Taip. Man dar labai įdomu, kaip pačios samprata apie kūrybiškumą keitėsi dirbant su LEGO Serious Play šitą metodiką. Pati samprata kūrybiškumo, man atrodo, aš nežinau, aš kažkaip visai tikiu, kad kiekvienas žmogus yra kūrybiškas, tik tai reikėtų atrasti kažkokius tai būdus, kaip iki to žmogaus prieiti, kad jisai atsiskleistų ir atsirakintų. Nes ne kiekvienas netgi žino, kad jis geba kažką tai daryti. Gal ten niekada nepabandęs piešti ir sako, čia man galbūt ne, ten pirmoji klasėje bandžiau, man neišėjo, kažkas pasijokė ir dabar niekada nebandau iki to laiko, nors atsiradė labai daug naujų metodų ir visokiausių kitokių praktikų, kur tu tiesiog turėtum nueiti ir pabandyti. Vat, ten, nežinau, sudalyvauk 10 veiklų, kuriuose pasakysi ne, bet kažkurioje veikloje, galbūt fainai, galbūt čia yra tas mano taip, išbandysiu ir toj vietoj paaugsiu. O dar labai su įmonėm, stebint, kaip jie čia atsiskleidžia tos metodikos metu, ar tenka toliau dalyvauti ir matyti, kaip jie pokyčius įgyvendina po šito sesijų? Dažniausiai tai tiesiog gaunam patį feedbacką, kaip sekėsi, tai kadangi komandai tai būna tokia įsimintina labai patirtis, tai jie sako, labai daug kalbasi žmonės ir kadangi tai viskas yra apie tokias metaforas, ten pavyzdžiui, organizuojam sesiją, kur ten apie darbo principų susitarimą, kaip norim dirbti kartu, kokie principai mums yra svarbiausi. Ir ten jie susikonstruoja tos modeliukus, kurie dažniausiai šiaip ir juokingi yra. Ten pavyzdžiui, vieną pavyzdį duoda, ten sukonstravo tokį modelį, kur medyje užkeltas žmogeliukas, kažkoks apačioje ten irgi žmogeliukai yra ir tu žiūri ir iš pradžių net nesupranti, kas čia yra, o visi pasižiūri ir pradeda juoktis, nes ten reiškia, pavyzdžiui, nevaryk Dievo į medį. Ir sako komanda, mums čia yra tas, kuo mes norim vadovautis. Jie supranta tos dalykus ir vėliau persineša, ar tai tas frazes, ar tai kažkokios tai vizualias mintyse fiksacijas, kas jiems ir padeda tuo galiausiai vadovautis. Bet labai dažnai atsitinka ir taip, kad pavyzdžiui, vieną kartą įmonė sudalyvauja sesijoje ir turi vieną patirtį komandai ir mes pamatom, kaip tas suveikia, tai būna komandų, kurios dabar turi vieną įmonę, kuri 5 kartą sugrįžta ir dar ne pabaiga, manau, nes kiekviena komanda... Randa naujų vis kampų, ne? Ir kampų, ir labai, sakau, tokia kitoniška patirtis, nes gal ir pačią LEGO Serious Play metodiką anksčiau žmonės įsivaizduodavo, kad ją galima taikyti tik tai labai rimtose kontekstuose, tik pavyzdžiui, tik strateguojant, tik sprendžiant kažkokią tai problemą. Mes būtent su Deep Dive, su savo įmonė, ką mes padarėme, mes labai galvojom, kaip padaryti, kad platesnės komandos, kad daugiau žmonių tą patirtų ir tai nebūtų vien tik tai su ten 6 ar 12 žmonių, su kuriais galim prisėsti, bet kaip tai galima padaryti ir pritaikyti plačiau, tokiame žemiškesnėme lygmenyje su komandomis, kurių yra žmonėmis, kurių yra daugiau. Tai mes atidarėm tą tokį formatą ir pamatėm, kad ir tame yra faina, ir tokiam šiek tiek labiau laisvume yra daug vertės. Tai 5 kartą sugrįžtanti komanda man jau yra geras patvirtinimas, kad fainai ir kad veikia. Nėra ribų čia, kiek kartų gali būti, ne? Nėra. Aš dar pagalvojau, kad tas žmogeliukas įkeltas į medį, o kitas ant žemės, tai aišku, apie keltuvų įmonę pradžiai pagalvojau. Bet iš kitos pusės pati metodika, jinai tikėtina, kad sukuria nemažai ir tokių situacijų, kurias žino tik tais kaip vidiniai įmonės juokeliai, tokie inside joke'ai, taip vadinami, ar ne, kur tu supranti tą metaforą, kaip ir Ugnė sako, ir tikėtina, kad aš tik spėju, bet patvirtink arba paneik, bet ko gero po tokios sesijos, ko gero viena ar kita sukonstruota figūra arba modelis arba situacija gali tapti irgi tam tikru
tašku ateities įmonės kolektyvo dialoguose, Taip. Kaip referuojant į vienokį arba kitokį situaciją ir žinoti, kad, žinok, kitu atveju, jeigu mes taip nedarysim, tai bus kaip ten tas medis ar ne, ir ten žmogeliukas medį, kitas apačioje stovi ir žiūri. Taip, taip. Taip, tai dėl to ta vizualika mes labai dažnai netgi po pačių sesijų, kad vis tiek Lego parsivežam namo, nepaliekam pačiai komandai, bet reikėtų jau kurti rinkinius, nes visi klausia, gal galim savo pasidaryti. Mes nusipirksim. Jo, tai mes labai dažnai užfiksuojam tos modeliukus, padarom tokius gražius maketus, mes sakom, galit naudoti tiesiog savo vidiniai komunikacijai, tai nežinau, kažkur galit pasikabinti ant sienų, galit net onboardingę naudoti, kada tu su naujais žmonėmis susitinki ir tau reikia apibūdinti savo organizacijos kultūrą 3 paveikslėliais. Taip. Ir čia yra 3 Lego paveikslėliai, kurie tą būtent nusako. Ir kas yra fainiausia, kad tai nėra kaip labai dažnai apie organizacijos vertybės būna, kur tau kažkas pasako, kokios yra tos mūsų vertybės ir būna žmonės, kad jų visiškai net nejaučia. O čia žmonės, kai konstruodami, jie tokį labai didelį savininkiškumo jausmą pradeda jausti. Nes kai pradedi konstruoti su Lego, atrodo tavo modeliukas, tau paskui net skauda širdį jį iškonstruoti, tai tu labai nori įdėti tą savo modelį ir kadangi mes visuomet atsispiriame nuo kiekvieno individualaus žmogaus, tai kiekvieno žmogaus, įsivaizduokim, turim 100 žmonių komandai, kiekvieno žmogaus kažkokia tai dalelė yra bendram paveiksle. Ir jis jaučia fainumą matydamas. Aš noriu, kad tas veiktų. Noriu, kad būtų, kad ta kultūra tokia ir būtų, nes aš taip galvoju, aš pridėjau tą. Tai iš ten atsiranda 100 žmonių, 3 sukonstruoti paveiksliukai, kurie ir apibūdina tą kultūrą, kokia iš tikrųjų yra arba kokia mes norime, kad būtų. Tai tas labai tokį pasididžiavimo netgi jausmą ir žmonės išeina iškeltą galvą, kad kokį sukūrėm fainą. Bet ar čia nėra iliuzija, nes gal yra situacijų, kur žmonių modeliai nepapuola į tą paveikslą? Yra kažkoks balsavimas? Žmonių modelį papuola į tą. Visų vienareikšmiškai. Dažniausiai viena iš tokių pagrindinių turbūt ir sąlygų, kai užduodi žmonėms užduotį, pavyzdžiui, užduodu kažkokią tai, tarkim, duodu užduotį, sukonstruok, kaip atrodo tavo ten didžiausia savybė, kurią atneši į organizaciją, pavyzdžiui. Ne, žmogus sukonstruoja savo savybę ir tada kitoje užduotyje aš galiu paklausti, va dabar pažymėkit kažkokią svarbiausią savo modelio dalį, nesvarbu, viena kaladėlė, kažkoks galbūt irgi sukonstruotas dalykas. Ir perkelkim jį į bendrą modelį, kuris atvaizduotų ten mūsų kažkokią tai siekiamą kultūrą arba kaip mes galim savo stiprybės įveiklinti ir kažką padaryti. Ir kiekvieno to žmogaus viena dalelė, antra dalelė arba kažkas, kas tai bus apie žmogų, jinai atsispindės vis tiek tame bendrame modelyje. Tai ta metodika nėra šiaip, kad tiesiog konstruoju ir dėlioju bet ką, bet tai ir yra apgalvota, už to labai daug mokslo slypi, kaip mes galime kiekvieną tą žmogų įgalinti ir įprasminti jo mintis, kad jisai jaustų tą savininkiškumą ir kad išeitų su to pasididžiavimo jausmu, fainai padariau, noriu tą tęsti ir daryti. Kūrybotyra. Prenumeruok, spausk patinka ir dalinkis su draugais. Taip pat gali mus paremti Contribui platformoje. O aš dar tokį keistą gal klausimą turiu, ar galėtų tai būti ne Lego, o tarkim ta pati metodika veiktų, jeigu dalyviai, nežinau, iš skirtingų formų makaronus ten klijuotų, ar ką nors, čia tiesiog kaip pavyzdys, bet ar gali taip, suprantu, kad Lego lengvai jungiama ir daug įvairių variacijų, bet ar galėtų būti ta metodika ne su Lego? Tikriausiai tarp dažniausiai užduodamų klausimų būna, jau kur Ugnė jau tikrai čia tau dabar, žinok, yra pasiruošus ir tikrai nebėjau, kad atsakys. Ta glietelė ten koks Sirijos. Taip. Ravioli. Jo, aš galvoju, kad visgi nežinau, man atrodo, kad visgi nėra pakeičiama, nes Lego Series Play, jie iš esmės yra netgi sukurti specialūs rinkiniai, kurie veda žmonės, tos detalės, jūs veda į metaforinį mąstymą. Tai mąstymas rankomis labai efektyviai suveikia tada, kada mes turime tą kalną kaladėlių ir mes galim paleisti rankas, paieškoti ir pagalvoti, ir kokia asociacija man kyla. Jo. Aš taip galiu kilti. Labai dažnai netgi žmonės sako, jiems užduodi klausimą, jie pradeda konstruoti, aš prieinu, sakau, o ką jūs konstruojat? Sako, nežinau. Ir praeina ten porą minučių, bet vėliau atsiranda istorija ir tik vėliau atsiranda prasmė. Tai tos Lego Series Play kaladėlės, jos šiek tiek yra kitokios negu paprastos Lego kaladėlės, nes tikrai daug kas galbūt turi namuose ir ten įvairiausių rinkinių. Dėžę tikrai. Tai svarbu, kad būtų užtikrinta ta detalė
detalių įvairovė, kuri vat ir skatintų metaforas, nes kartais net pats nustembi, kokią tu tą detalę randi ir kaip jinai su tavim vat kažkaip susisieja ir ką jinai tau kalba. Čia labai svarbus faktas, kad netinka paprasčiausios, ar ne, tos tradicinės kaladėlės. Tai gal irgi turbūt ne visi žino, kad čia spec yra tos rinkiniai būtent šitam metodikai. Aš tai jau, kadangi Milda paklausė tokį jau tradicinį klausimą, aš irgi tada paklausiu, tai why so serious? Why so serious? Kad nelabai ir serious iš tikrųjų. Tokio lengvumo pačioje metodikoje. Problemas tai Kapstom problemas, bet vat, su tokiu truputėlį lengvumu. Tai problemai, tam sunkumui duodam kažkiek tai lengvumo, su kuo ir galim daugiau išlaviruoti, daugiau žaisti ir daugiau tokio atvirumo netgi surasti. Tai jeigu dar vat, su pačiom tom kaladėlėm, tai iš tikrųjų, kas namuose turi kaladėlių nenaudojamų, tai drąsiai galėtų naudoti, tik tai reikėtų paieškoti ir šiek tiek atsirinkti, kur yra ten kažkokių tai žmogeliukų, tenai kažkokių judėjimo priemonių, permatomų detalių, nes aš kaip tik vat dabar kūrėme kursą tėvams, kaip Lego Serious Play ir kaip Lego kaladėlės būtų galima panaudoti darbui su, net ne darbui, o tiesiog savo šeimos aplinkoj, kalbantis su vaikais, kaip savo vaikus prakalbinti ir būtent pas juos pastebėti tuos dalykus, kas galbūt kaip tik duotų tokių naujų įžvalgų ir apie juos, ir kartu sukurtų tokį labai prasmingą laiką su šeima, kur visi galėtume pasidalinti ir vienas apie kitą daugiau atrasti. Tai savo sandėliukuose, kas turit keletą užkauptų dėžių, kur galvojat, kad gal jau nebenaudojama, tai galima prikelti tą kitam antram gyvenimui ir tikrai panaudoti ir suteikti daug prasmės. Puikiai. Bet čia gal kažkokio specialaus paruošimo reikia tam, ne? Jo, ar tai galima žaidybiškai pažiūrėti tai? Jo, tai dėl to vat, būtent ir kuriam tokį online kursą, kuris ten visiškai neilgas, ten 45 minučių trukmės, kur bus galima pasiklausyti, suprasti, kaip veikia pagrindiniai principai ir tą tiesiog labai lengvai atsinešti ir naudoti šeimoje. Tai bus paruošta labai nemažai užduočių, kur galima naudoti kaip savo praktikas ir vėliau tiesiog vat, apsimokius, supratus, kaip tai veikia, žaisti ir rimtai, ir nerimtai pažaisti vat, būtent savo šeimoje. Čia labai rimta problema, nes šitoj darboholikų visuomeniai tėvai iš viso, kiek tenai labai mažai laiko skiria savo vaikams, tenai nuo sekundžių iki kelių minučių skaičiuojasi. Tai čia ne tik tais, kad taip, tai tarsi, kad pasikalbėti, bet iš viso, kad kalbėtis arba, na, taip. Iš viso, kad turi vaiką ir sužinoti, kas jo galvoja, kokios problemos, kas vyksta, tai čia yra wow. O kartais labai nustebina, nes mes iš tikrųjų, kol testuojame, tai labai daug mūsų ir draugai turi patirti viso to, ką mes ten kuriam. Tai būna kartais tikrai tokių situacijų, kur atrodo, tu žmogų ar savo draugą labai gerai pažįsti, bet vat susėdi ir galvoji, nu čia mes truputėlį pasižaisim, patestuosim ir užduodi kažkokį tai, kad ir rimtą klausimą, sukonstruok, kaip tu jauties, pavyzdžiui, paskutinę savaitę. Ir pamatai, kad žmogus ten gali konstruoti kažkokią tai grandinę aplink save, galbūt ten apsisukęs kažkokiais tai užsidėję rėmais ir mes vieni kitus atsisukam ir klausim, wow, tai mes gal iš tikrųjų, ne, tai matom, tas žmogus irgi paskui sėdi ir sako, wow, okei, man irgi tas yra vat, naujiena, kaip aš taip save išreiškiau, nes iš tikrųjų, sakau, pirminės mintys, kurios ateina per rankas, vat, jos ir dažniausiai atspindi, tai kaip tai veikia. Tai mes vieni apie kitus labai daug galim tada atrasti ir pamatyti, kad wow, galbūt aš savo kasdienybėje tikrai šiek tiek praleidžiu. Net jeigu tokį artimą žmogų kažkaip tai kitoje šviesoje matau, o jis gali sukonstruoti. Bet čia labai gerai paminėjai, aš norėčiau paklausti, mes čia labai tokių gerų ir teigiamų turime emocijų ir pavyzdžių, bet ar tau galbūt teko, kuriuose nors savo vedamuose mokymuose, būtent su šia metodika pakalbėti apie kokius nors jautresnius klausimus ir skaudesnes temas, kur reikėjo žmonių atvirumo? Taip. Ir, neatskleidžiant, šiaip gal bendrai taip. Gali kažkaip papasakoti, kiek gali. Jo, yra tekę, su paaugliais situacija buvo, kur vedžiau paauglių grupiai sesiją ir iš tikrųjų, kaip ir sakau, kartais paaugliai nori pavaizduoti ir jie vis tiek nori to dėmesio, nori, kad būtų pastebėti dalykai. Jie pradeda konstruoti tokius modelius, kur atrodo mes net bendros sesijos dalymosi metu, galbūt mes netiek ten ir lendam ir kapstomės, kad ten 10 dar žmonių išgirstų ir pamatytų, bet tu, kaip vedantysis, tu išgirdai ir tu pamatei ir dabar tavo atsakomybė, ką su tuo daryti toliau. Tai po tokių sesijų, kai turėjom tokį sesijų ciklą, tai esu
du ar 3 paauglius nukreipus pas specialistus ieškoti pagalbos toliau, nes pas vieną, pavyzdžiui, išaiškėjo smurtą šeimoje. Ir nebuvo jokios progos niekaip kitaip atsiverti, tik va toj vietoj, kur ten sukonstruota yra kažkokia tai juodas kampas, ten mes namų aplinką tiesiog konstruojam ir ten kas atrodo galėtų būti, o čia va yra juodas kampas, kur yra ten voratinkliais ir ten siaubais baubais yra pridėta ir automatiškai kyla klausimas, o kas yra čia? Čia nieko tokio. Bet yra tokio ir tada supranti, sustoji ir einam paieškoti toliau. Tai yra tokių situacijų, kur nebūtinai ten gėlytės ir viskas yra labai smagu. Tai yra iš tikrųjų stipri metodika, kuri jausmų va tokiam lygmenį labai daug atrakina. Tai va tame ir yra noras ir visuomet tokia yra nuostata, bent jau pačių dalyvaujančių, visuomet kviečiu būti tokia artima, atvira širdimi ir ateiti į tokį susitikimą su smalsumu. Ne kažkaip tai kritiškai vertinant žmogų, ką jūs nori man pasakyti, bet tiesiog labai nuoširdžiai ir smalsiai siekiant suprasti ir geriau pažinti būtent tą žmogų. Tai va, jei ateinu su ta nuostata, tikrai labai įdomios patirtis gali gautis net ir labai mažoje ir siauroje netgi grupelėje. O pati naudoji šitą Lego metodiką savirefleksijai? Ar gydaisi? Taip. Esu vandžiusi, esu tikrai. Kaip pasisekė? Dabar darbo aplinka, kadangi daug tą darai, tai toks jau būna ir savo dalykus prasispręsti, bet esam tikrai ir tiek testavimo, ir tiek galvojame, kaip į priekį norim, kokia vizija, pavyzdžiui, komandos, organizacijos, įmonės pačios, kaip jinai turėtų atrodyti. Savo verslo vystymo, žodžiu. Taip. Čia galima ir pamanipuliuoti, čia žinai. Kai jau žinai, negali kaip čia atžinota, ne, kas iš to slepia. Aš dar noriu, Milda, tavo kortą išnaudoti, nes Milda mūsų yra būrėja kūrybinių kortų ir yra kūrėja ir tokius gal spastus dabar Ugnė sugalvojau, kad reikia paspęst. Nes jinai čia yra iš kinestetikų sektos ir viską ten pirštai juda ar nemiklina ir per tai daug ką padaro. Bet gal tu gali, Milda, paklausti to klausimo Ugnės, kaip jinai save apibūdintų ir jau tu toliau pratęsk. Neįvardindama. Aha, čia užduoti man duoti savo kortų praktiškai. Apibūdink save tada neliesdama, kaip čia lyties, pomėgių ir vardo. Ir profesijos. Taip. Lyties, pomėgių. Kas tu esi? Profesijos ir augintinių, dar augintinių. Ir augintinių. Aš tiesiog, kaip čia, aš galbūt tiesiog esu ieškantis žmogus, kuriam labai įdomu patirti gyvenimą, nes jame tiek daug labai visko įvairaus ir būti dėžutėje būtų tiesiog nepratinga. Vau, kaip gerai. Aš tai džiaugiuosi. Labai geras atsakymas. Super. Perėšlais į kitą lygį perėjom. Rimtai, bet žinok, Ugnė, kaip yra sudėtinga žmonėm. Čia gal Milda geriau papasakos, kaip yra sunku, o tokie pribojimų turint, kad kai kurie net sako, ne gal. Ir sako, aš net niekada apie save nesu pagalvojęs, be tai, kad kokia mano lytis, koks mano užsiėmimas, profesija, laisvalaikio veikla ir toks ateina akistata, kur čia, turėjo būti smagu ir kūrybiško, čia truputėlį šokiruotas toks. Čia man reiks ir galvoti. Taip, tai visą laiką man labai būna pačiai įdomu, nes kadangi vedu edukaciją su savo kūrybiškumo kortom, labai būna, kaip ir pasakojate apie tą Lego Serious Play, stebėti šalies, kokių įdomybių atsiveria, kur net kurdamas tą įrankį arba besimokydamas dirbti su juo, net nepagalvoja apie tam tikrus dalykus, kurie ištinka ten, žodžiu, kaip skirtingi žmonės prie to prisiliečia. Tai man visą laiką labai būna pačiai įdomu ir smalsu stebėti tą kitimą ir kismą, kas atsitinka, žodžiu, žmonėm vienus ar kitus įrankius įdarbinant. Ir labai būna net ir skirtingos reakcijos. Vieni užsiblokuoja, kiti iškart atvira širdim eina į tą vieną ar kitą sprendimą arba būdą ir, žodžiu, iš karto priima, kitiem reikia tokio laiko persilaužti. Tai ar tu kaip fasilitatorė, dar įdomu, turi tų tokių triukų, kurios naudojasi ir žmogų vienaip ar kitaip nukreipi? Ar tiesiog viską liktai duodi tam lytėjimo šiuo atveju mąstymų rankom?
Jo, tai dažniausiai tai pakvieti žmogų atsakyti į kažkokį tai klausimą, o kai jisai sukonstruoja tą modelį, padedi jam pačiam šiek tiek jį suprasti tą modelį, užduodamas kažkokius tai pasigilinančius klausimus. Visam tame ir atsiskleidžia pats gražumas, nes kartais žmogus pats sukonstruoja ir, kaip ir sakau, pusę laiko praeina, sako, aš nežinau, bet aš esu tame ir aš konstruoju, kol galiausiai sukuria tą istoriją. Ir tu kartais žmogui užduodamas pagilinančius klausimus gali padėti jam daug aiškiau suprasti, ką jis nori pasakyti. Ten gali klausti, ar spalvos modelyje ką nors reiškia. Pavyzdžiui, nes žmogus, sako, aš visą tamsų sukonstravau. Arba ten, čia visas labai pagrindas, labai šviesus, kaip faina, kad pastebėjot, gal čia man irgi tada susiveda kažkokia asociacija, prasideda, tai tu žmonės nukreipi papildančiais klausimais, kad jie pamatytų kažką daugiau apie tai. Bet čia be abejonės yra ir psichologinių labai daug dalykų, nes netgi tavo tas pavyzdys apie tą paauglio sukonstruoto juodą kampą, aš dabar taip suprantu, kad žmogus bet kokiu atveju, jisai turėdamas problemą ir ją užkoduodamas šiuo atveju Lego kaladėlėmis, jis tam tikrą prasme rizikuoja apie tai komunikuoti, jeigu būtų paklaustas. Bet jeigu tas žmogus, kuris veda šitą užsiėmimą, praeis ir nepastebės ir to juodo kampo, vadinasi, prieš mane kaip konkretus tas pavyzdys smurtauja, tarkim, ten koks nors, nežinau, fizinis, psichologinis ir ekonominis smurtas, ir manęs nepastebėjo, tai vadinasi, aš ir nepasakosiu. Tai vadinasi, čia yra labai didelė dalis tame, kaip tu pati vedi tuos mokymus. Taip. Ir tavo dėmesys. Taip. Labai svarbu pastebėti tą kiekvieną žmogų, jeigu mes ypač esam aplinkoje, kur yra 10 žmonių ir mūsų, aišku, temos dažniausiai skiriasi ir ten nepalyginsi, ką turi su 100 žmonių, tai tikrai prie kiekvieno turbūt neprieisi taip labai asmeniškai, bet kai turi mažesnės grupės, tavo užduotis irgi ateiti su ta pačia nuostata kaip ir dalyvių. Būsiu smalsus, man bus įdomu, aš norėsiu suprasti tave ir noriu suprasti tavo modelius. Ir nėra taip sudėtinga klausti, o ką čia pavaizdavai, o kas čia yra. Ir žmogui tiesiog skatini kalbėti. Tai tiesiog kiekvienam duoti to individualaus dėmesio ir pačiam turėti nuostatą, kad man įdomu išgirsti ir suprasti apie tą žmogų. Bet tada ar būna, pavadinkim, tokių situacijų, gal ir nėra, gal yra buvę, kad po mokymo tu, pavyzdžiui, gali būti ir sukrėsta. Ir ta prasme, kad tu sužinai, galvoji, šakės, kad tai būna, ir dar tokį dalyką tu ištraukiai ar ne, arba sužinojai ir panašiai, gal kokia nors tokia situacija yra buvusi. Tai yra, kur yra su paaugliais jautrus tokie klausimai, tada galvoju, kur mano atsakomybė, nes tada irgi prasideda čia galbūt... Kur tos ribos? Kur tos ribos, ką jau galiu daryti, kur negaliu kažko daryti, bet tada automatiškai labai žmogiškumas tiesiog įsijungia, ką aš galiu kaip žmogus padaryti. Pagrindinis dalykas tiesiog pabandom paieškoti tame galbūt pagalbos, atsiklausia, ar aš galiu padėti ir mes galim toliau paieškoti, nes tada jau supranti, kad tai kaip ir paslaptis dviese tarp jūsų yra kitas žmogus ir kažkaip net neišduosi ar kažko tai nepadarysi. Tai daug tokių niuansų yra, bet daugiausiai tiesiog žmogiškumas suveikia, kur tu tokioje situacijoje atsiduri ir tu ieškai tų išeičių. Būna kartais su komandom yra buvusi situacija, pavyzdžiui, kur pradedam analizuoti kažkokį tai atvejį ir per daug jautru, tarkim, tampa. Ir komanda sako, mes nesam pasiruošę pamatyti, kaip tas atrodo. Ir viskas, ir nebeforsuojam, neinam į tą daugiau, kada bus laikas, ateisim, pasikalbėsim gal apie tai. Visi nustembam, kad mums taip nutiko, ar kad toks jausmas aplankė, bet matom, kad nebegalim. Ir neforsuoji. Nesvarbu yra pabaigti savo agendą, savo programą iš to, ką esi susirašęs programai. Taip. Turi jausti žmonės. Dėl to ten ir būna, kur, čia galbūt užtenka jau sertifikuotis ir viskas, jau gali vestis tas sesijas. Man supratimas turbūt atėjo, kaip tie žmonės veikia po kokios 30 gal sesijos, kur aš supratau, aš į pirmą sesiją važiuoju, ar aš galvoju, ar aš viską čia suprantu, nes visi ir jaudinėsi, ir bijai. Visa tas ateina per praktiką, per žmonių pamatymą, situacijų pamatymą ir supratimą, tai kas kaip veikia. Tai ką naujo sužinoja apie žmonės po šitų sesijų? Man irgi toks pat klausimas iškilo, ką tu sužinoji apie žmonės ir galbūt netgi dar papildinčiau jų prigimtį, žaidžiant ir sprendžiant būtent šitoj metodikoje. Kad visi mes labai panašus ir visi nori bazinių ir esminių dalykų.
kiekvienas nori pasisakyti, kiekvienas nori būti išgirstas, kiekvienas nori autentiškumo, kiekvienas nori rūpesčio, kiekvienam reikia meilės. Viskas, kas yra bazė, viskas galiausiai sugrįžta į tai ir tu kartais galvoji ir būna pristatoma su komanda galbūt čia vat tokia ir mes esam galbūt tokie iš kažkokios tai kitos srities. Ir galiausiai tu vat nuvyksti į 200 sesijų ir pamatai, kad labai panašu, viskas labai panašiai, žmonės su panašiom labai problemom susiduria, tai tu pamatai, kad iš tikrųjų esmė ir pati visa bazė yra labai labai paprastose dalykuose ir jeigu daugiau dėmesio atskirtume į tai, pagalvojame, kas aš esu labiau negu darbas galbūt, ar kas esu daugiau nei lytis, ar profesijos kažkoks tai statusas, bet ko man reikia, kaip aš, labai geras klausimas, kaip save pristatyčiau. Tai atrodo, lyg ir žinom tos dalykus, bet kažkaip vis tiek. Vis tiek noriu tą dirbtinio intelekto temą paliest. Kiek tau pačiai teko išsibandyti ir kaip tau atrodo, ar tai keičia žmonių kūrybiškumą ar ne, kada tampame tokia, ko gero tapsime generatyvinė visuomenė, kur mes susigeneruosime vieną kitą mintį, jai pritarsime arba ne, bet būsime tokie ganėtinai paviršutiniški. Aš apie dirbtinį intelektą tai taip galvoju, kai pradėjau dirbti su Lego Series Play, aš galvoju, arba eiti tada dirbti su dirbtiniu intelektu, nes čia iš tikrųjų didžiulės rytis, arba eiti ten, kur reikės šiek tiek to žmogiškumo. Atsigręš žmonės. Kur reikės atsigręžti į žmonės, ir pabūti toje žmogiškoje aplinkoje, nes dabar labai stipriai jaučiasi, jeigu mes pasižiūrėtume ten į komandus, kurios nuotoliu visada dirba, problemų jau atsiranda vien nuo to, kad jie tiesiog nesimato arba neturi tokio žmogiško kontakto, tai jau vien sugrįžti ir šiek tiek pabūti su tai žmonėmis, aš manau, kad gal ir neblogai pasirinkau. Kad ir koks geras tas dirbtinis intelektas pagalbininkas mums galėtų būti. Bet klausimas yra apie tai, kiek tas kūrybiškumui dirbtinis intelektas jisai padės ar pakenks, galbūt taip dar perfrazuosiu. Vėlgi, koks tas panaudojimas bus? Aš galvoju, kad kiekvienam žmogui labai skirtingai, manau, kad vienam gali tikrai labai padėti, kokia tavo intencija yra, ką aš noriu padaryti su tuo, ir jeigu aš noriu kurti ir daryti ir į tai įdedu tokios sąmoningos pramastos, tai tikrai gali labai geras pagalbininkas būti. Bet jeigu aš esu tik tai, kur noriu parašyti ten 3 sakinius, tą patį promptą parašyti, kuo įmanoma atmestiniau ir kad man atmestų labai gerą rezultatą, tada manau, kad galim turėti priešą. Taip, tai dar tada vieną klausimą turėčiau. Jeigu tau reikėtų motyvuoti žmogų ir norėtum jį paskatinti, užauginti, paauginti ar susigrąžinti tą savo vidinį kūrėją, kokį tu vieną sakinį motyvuojantį tam žmogui paskatinimui pasakytum? Dar kartą klausimą, tu aš čia su tais žodžiais. Tai žmogus, kuris nori vėl sugrįžti į tą kūrybiškumo kelią. Sugrįžti į kūrybiškumo kelią. Kaip jį pamotyvuoti, ką jam pasakyti, kad jisai, tą pradėtų daryti. Kaip jį paskatinti? Kaip Naikas sako, just do it. Tiesiog darymo prasme. Kartais labai daug overthinkinam dalykų, pergalvojam tų dalykų ir galvojam, kad gal kažko tai nepadarysiu, gal kažkas ne man, arba įsivaizduojam tai kaip situaciją, kaip kažkokį didžiulį burbulą. Tiesiog pabandyk, padaryk ir jau nuo to padarimo atsispirk ir žiūrėsim, kaip tas ir kur tas veda toliau. Taip, surasti drąsos tarp viso to. Surasti drąsos, taip. Tai labai įdomiai šiandien paklausėm apie šitą metodiką, kaip tu ją įgyvendini ir rimtuose ir nerimtuose dalykuose. Ir nežinau, ar pritari, čia kaip pabaigai gal finalizuojant, kad rimčiausi darbai kartais įvyksta žaidžiant? Aš manau, kad taip. Tikrai galim pasižiūrėti į labai rimtas situacijas, tiesiog per skirtingą perspektyvą, kaip situaciją spręsčiau, jeigu būčiau kažkoks garsus žmogus, ne? Galim ir toje vietoje, kaip savo kūrybiškumą po truputį ugdyti, tai pabandyti tose kasdienėse situacijose šiek tiek žaiksmingumo įnešti. Jeigu tai yra sudėtinga situacija, kaip spręsčiau, jeigu būčiau liūtas? Tai namų darbų galim užduoti mūsų klausytojams, ne? Tai prieš paskutinis klausimas Ugniai. Ar dar kažkas nebuvo pasakyta, ką norėtum, kad būtų pasakyta? Ar paminėta, ar nepaminėta? Gal ir viską esam paminėję, būtų tikrai
aš galbūt tokį padrasinimą, net ir tokį vat pabandymą, kaip ir su to palinkėjimu. Tada aš paskutinį klausimą pasakysiu, tai ir gausis, ko gero, tavo paskutinis palinkėjimas. Kiekvienos tinklalaidės pabaigoje mes paprašom, kad mūsų svečias ar svetė pasakytų, patartų kokią nors kūrybinę metodiką, kaip spręsti vienokią ir kitokią problemą, ar kaip tiesiog būti kūrybiškesniais. Tai toli iš savo daržo net neišlipsiu. Tikrai tikiu, su daugeliu komandų yra ir su žmonių tenka susitikti ir jie sako, mes labai daug namuose Lego turim. Paimkit Lego iš savo sandėliukų ir pabandykit tiesiog pasikalbėti su savais, su kažkokį klausimą susigalvojant, užsukti į puslapį www.deepdive.lt, parašyti man galiausiai asmeninę žinutę. Aš galiu duoti įvairių patarimų, kaip jūs galite pritaikyti savo kasdienėje veikloje ar su kažkokia tai komanda, kurioje nori tą padaryti. Aš labai linkus bendradarbiauti tą, tai parašykim, susisiekim ir jeigu norit to kūrybiškumo namie, pasimkim kaladėlės ir galim tikrai kažką kartu sukurti. Tai einam konstruot. Einam konstruot. Tai ačiū labai, Ugne, tikrai buvo labai įdomu pasiklausyti ir pasikalbėti ir kaip ir tikėkime, kad išgirs šitą raginimą mūsų klausytojai, o mes tai visą laiką siūlom tai ir daryti, ir kaip ir Ugnė sakė, just do it. Taip, tai šiandien Kūrybotyros tinklalaidėje svečiavosi Ugnė Bogušinskaitė ir dialogą vedė Milda Gaulienė, Augustinas Balaišis ir Migelius spaudė Jonas Matusa. Tai ačiū visiems, kurie klausėte ir iki kitų kartų. Iki susiklausimų, iki. Iki. Kūrybotyra.